Taigi sveiki mielieji, su jumis aš Artūras ir kaip visą laiką trading inkubatorius. Šiandien, kaip mato, truputėlį kitoks formatas ir tai nebus video apžvalga, tai bus tiesiog video apie tam tikras porą temų. Jau esu minėjęs prieš tai truputėlį ten mėnesių porą atgal, kad bandysiu daryti tokį galbūt video ciklą, kurį sudarys keletas video, gal net 14, ne? Nes temų tai iš tikrųjų tikrai yra daug ir tokių yra labai skaudžių temų, apie tokių temų, kurių nelabai kas nori kalbėti ir kas nelabai nori klausytis. Ne? Tai matysim iš tikrųjų, ar tam yra poreikis, jeigu bus peržiūros, iš tikrųjų tada ok, tada mes jas bandysim su toliau, jeigu ne, tai tiesiog paliksim kaip yra. Statistika iš tikrųjų ir realybė yra pakankamai sudėtinga ir skausminga. Todėl iš tikrųjų kartais norisi nuleisti rankas ir tiesiog nesinori nieko daryti dėl to inkubatoriaus, nes atrodo, kam tu iš vis kažką čia darai, kam to iš tikrųjų reikia realiai, ar tu kažką to padarysi, ar tu kažką tom pasieksi, bet įsimiegi, atvažiuoji darbą ir vėl žiūri viskas ok, ateina pas tave vėl ten kažkoks naujas žmogus, tu su juo pasikalbi, tu su juo pabūni, pamatai, koks jisai liūdnas būna, arba koks jisai linksmas, žiūrėk, vienas pravaręs, kitas gal kažkiek tai neuždirbęs. Ir vėl tave kažkas užmotyvuoja. Labiausiai mane užmotyvuoja tas dalykas, kad užmotyvavo šiandien paskutiniu metu, tai kad aš peržiūrėjau, kai buvo 3000 peržiūrų mūsų ten tų tokių pirmųjų video. Ten toksai vienas buvo, kur ten su daug labai klaidų, kur ten aš turėjau 10 kartų teisintis ir aiškintis, ir kitas toksai buvo truputėlį trumpesnis. Tai va tas mane iš tikrųjų pakankamai motyvuoja, nes aš suprantu, kad jeigu žmonės žiūri šitą tematiką, 3000 peržiūrų, ką aš paskui pažiūrėjau, šitą tematiką internete lietuvių kalba yra pakankamai sunku surasti. 70 laikų YouTube, kas yra, čia jau žiauriai sudėtinga gauti 70 laikų YouTube, tokia tema, tai čia žiauriai sunku yra. Ir dar gal ten kokia 10, jeigu nedaugiau komentarų. Pakankamai gerų atsiliepimų, ne? Ir aišku, ir tada pats efektas, kada žmonės paskambina tau, sako, va, žiūrėjom jūsų video, iš tikrųjų labai patiko, tai kažkaip tiesiai, šviesiai, aiškiai, viskas taip tiesiog be išvedžiojimų. Tada supranti, kad iš tikrųjų galbūt kažkiek tu gali prisidėti prie tos bendruomenės Forex, ne? Kad tu gali kažkiek tai kažką padaryti, galbūt kažkiek labai nedaug, bet galbūt kažką tai gali ir pakeisti. Aš esu labai dėkingas visiems žmonėms, kurie iš tikrųjų mus stebi, kurie mus žino, kurie apie mus kažką gero pasako, kas pasako blogo, irgi dėkoju, nes visa kritika man reikalinga ir visa kita. Tai tikrai yra daug žmonių, kurie yra net nesėdi pas mus inkubatorių, bet jie iš tikrųjų padaro labai labai daug dėl jo. Ir aš jiems esu visiems dėkingas. Todėl mūsų ir jūsų iš tikrųjų tie įnašai, tie indėliai į šitą bendruomenę, manau, kad anksčiau arba vėliau vis tiek galbūt bus kažkiek tai daugiau mažiau vertinti. Tai ir video tuos iš tikrųjų, tarkim šitą video, galvoju pasuksiu dėl to, kad, toks atsiranda poreikis, žmonėm gal to poreikio nėra, nes jie nelabai apie tai gal žino, gal jie nelabai apie tai susimasto. Blemba per patirtį, aš kalbėsiu ne apie tradingo patirtį, gerai, aš kalbėsiu apie patirtį, kuri iš tikrųjų yra susidėliojus pačiam inkubatoriui, tai maždaug 3 metų. Per mus praėjo ne vienas ir ne 2 žmonės, praėjo nemažai žmonių. Ir mes tikrai daug ką sužinojom, daug ką sužinojom, daug ko patyrėm, daug ką įsiaiškinom per paskutinius, tarkim, 5 kokius mėnesius, tai pas mane apsilankė labai daug žmonių, ypatingai vasarą, kada mes nedirbom, tai daug kas skambino, aš susitikinėjau su ne viena ir ne 2 tikrai brokerinių kompanijų atstovais, ne vienu ir ne 2, tai įvairiausiais fizinės asmenim, kurie iš tikrųjų siūlė įvairiausius ten variantus. Ir kada atvyksta pas tai žmogus atvyksta toks, matai, agresyviai nusiteikęs, ta prasme, ne agresyviai, bet toksai taip darbingai nusiteikęs, toksai daug kalba, daug viską, jis ten Excelį rodo iš tikrųjų rezultatus ir tau žiūri akis ir sako, nesvarbu, kiek jų žmonių Artūrai pririnksit, nesvarbu, ar jie uždirbs, ar jie neuždirbs. Svarbiausia, kad jūs įkalbėtumėt juos, kad jie atsidarytų sąskaitas. Jūs vis tiek savo bonusą gausit ir patikėkit dar kokį gausit tą bonusą.
Tai vat kaip po tokių iš tikrųjų kalbų tu pamatai tokius dalykus, tokius žmonės ir tu galvoji, nu po Vilnių, nu ką tu čia pas mane barsukiu iki. Tai tokių žmonių ateina, jie vis dar išdrįsta ateiti ir jie galvoja, kad jie tik tais vieni, kad ir visi tokie yra velniai kiaurė, ne? Aš vis tiek, kad daugiau mažiau, vis tik man yra ir pats žmogiškasis faktorius ir galų galia ta verslo kultūra, ne, kad nebūtum kažkokį tai tik tais tiesiog kažkokį tai tik tais supuvę tam, kad kažkokį tai patenkintumėm savo poreikį arba dar kažką. Tai vat po tų tokių patirčių iš tikrųjų blemba yra nemalonu. Ir kitos patirtys yra, kada ant tos pačios mūsų mėlynos sofos sėdi tas už 20 eurų pirkęs batus ir giriasi, kad jisai uždirba po 15 000 per savaitę. Nes jis žiauriai daug žmonių suranda ir jie turi brokerinę kompaniją, ne? Ir jis pats ten žiauriai robotą gerą turi, kuris prekiauja ten milijardus. Ir kai po valandos sėdi kitas ant tos pačios mėlynos sofkutės, kuris sako, blemba, eina savo, žinau, pravariau, karočią 50 000. Nežinau, ką daryti. Tai vat tie dalykai ir priverčia iš tikrųjų stabtelt, susimastyti, pagalvot, prabėgti viską, pažiūrėti, kas čia vyksta, kas čia darosi, kodėl taip vyksta, kodėl taip darosi. Įsimuša tokie kiti dalykai, ne tik tai, kad tu nori užsidirbti iš kažko, kad nori geriau gyventi ir matai, kad kažkas tai vyksta, o tu dalyvauji šitoje industrijoje, tu dalyvauji šitoj mėsmalė, mes dalyvaujam šitam, ne, mes patys nuo 8 ryto iki 6 vakaro dirbam čia. Paskutiniu metu ypatingai daug prekiavimo, ne? Tai mes esam to dalis ir inkubatoriaus pagrindinis tikslas buvo iš tikrųjų ir yra, tai yra ta pati bendruomenė, šviest žmonės kažkaip, ne? Nes tikrai to darom nedaug, nes tikrai tai yra sudėtinga, nes yra laiko trūkumas didelis, finansai to neleidžia, ne? Tai toliau ir panašiai. Tai ten paskui kitas vėl klausiu, tai kaip jums finansai neleidžia traderiai, tai jūs palaukite, jūs ką neužprekiaujat. Tai va tokiem žmonėm galiu pasakyti paprastai, tai inkubatorius, jeigu pats imtų mane kaip įmonė, tai jisai yra iš tikrųjų išlaikomas 2 metus jau. Jisai yra išlaikomas iš asmeninių lėšų. Ir aš dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie to, kad inkubatorius gyventų pats iš savęs. Tai aš visiems labai labai dėkoju, tai yra didelis ačiū. Ir tik tais jūsų dėka, iš tikrųjų, tie, kurie ateina į kursus, tie, kurie ateina į mokymus, dėl to aš ir atiduodu visą save tuose kursuose, dėl to aš ir darau 3 ir 2 mėnesių kursus, kad žmogus iš tikrųjų kažką gautų, kad jam duotų tikrai kažkokios informacijos, kad jisai išėjęs nesakytų, ai, ta pati šarlatanų kompanija, ne? Tai tokie dalykai iš tikrųjų verčia sustoti, stabtelt, susimastyti, pagalvoti ir kažką tai iš tikrųjų spręsti, kažką tai daryti, kažką tai imtis, kažkokių tai priemonių. Tai ir tas video iš tikrųjų šiandien yra toksai apie porą temų, kam tas video reikalingas. Video reikalingas žmonėms, kurie pradedantieji yra, ne? Kurie ne tiek daug žino apie Forex rinką, kurie ne tiek daug žino apie pačią Forex industriją, ne tiem, kurie turi 10 metų patirtį, ne tiem, kurie uždirba pinigus, bet tai kategorijai, kurie iš tikrųjų pinigų neuždirba. Tai aš pasakysiu paprastai, aš pagaliau supratau, kad iš tikrųjų nėra vidutinės kategorijos Forex rinkoje. Kai kalbam apie pačius prekiautojus, tai yra arba profesionalai prekiautojai, arba tai yra pradedantieji prekiautojai. O kad kažkoks ateina žmogus, kuris sako, aš žinau, kad prekiauju 6 metus ir jūs man jau čia tų pasakų apie techninę analizę, jūs man jau nepasakokite. Tai jis po 6 metų iš tikrųjų realiai kartais net nežino elementarių dalykų. Ir kai pradedu su juo kalbėti, per pirmas 2 valandas jisai sako, o, tai čia kažkaip biški kitaip viskas, man atrodo, čia kažkaip kitaip biški viskas, o matai vyksta. Tai vat aš pasakysiu paprastai, iš tikrųjų nėra tos kategorijos, nes ta kategorija tiesiog neegzistuoja. Yra tų žmonių, kurie uždirba 0, aš juos vis tiek skaitau profesionalas. Nes jeigu jis pinigų nepraranda,
kai žinom, jog 90-95% Forex prekiautojų pinigus praranda, 100% pradedančiųjų pinigus praranda, tai žinant, kad kažkas tai jau pastovų laikotarpį 12, 18, 24 mėnesius pinigų nepraranda, tai aš tą jau laikau profesionaliu prekiautoju. Nes iki to daug iš tikrųjų reikia labai daug ką padaryti. Todėl iš tikrųjų tas video praktiškai yra visiems tiems, kurie neuždirba pinigų. Ir galbūt jie čia kažką tai ras irgi savo naudinga. Ir tie kiti video, kuriuos mes galbūt darysim, jie irgi bus kažkokiom tai tematikom, kur iš tikrųjų skaičių tikrai turiu nemažai. Dabar jau po visų tų 3 mūsų metų ir statistikos ir visų kitų dalykų, tai tas video yra būtent šitiems žmonėms. Kiek jisai bus jums įdomus ir kiek jisai jums bus prasmingas ir reikšmingas, čia jau priklausys nuo kiekvieno jūsų. Iš tikrųjų, aš nesu oratorius, aš nesu lektorius, ar ten kažkoks tai, aš tiesiog esu tas, kas esu ir aš bandau kažkokiom tai priemonėm papasakoti tai, ką aš iš tikrųjų žinau ir kaip man atrodo. Aš turiu šiokios tokios patirties, aš nekalbėsiu apie savo prekybinę patirtį, kurią aš turiu, aš kalbėsiu apie tą, ką mes inkubatoriui darom tik laiko. Tai kas abejoja tą patirtim, iš tikrųjų, aš negaliu to žmogaus perkalbėti, arba kas abejoja mano asmeninę patirtim, kaip prekiautojui, aš negaliu jums padėti. Jums tiesiog reikia ateiti pas mus. Mes esame matomi. Mes ne tie super traderiai pasikavoja. Mes esame matomi, mes esame viešai, mes esame čia Vilniuje, mūsų adresas viskas yra skelbiama mūsų interneto puslapyje, tai tiesiog galite ateiti, pabūti, pakalbėti ir pamatyti. Tai šitai auditorijai tas video ir iš tikrųjų ir yra skirtas. Apie ką tas video ir ką mes čia kalbėsim, tai kalbėsim iš tikrųjų apie tokius, vėlgi, kažkam gal tai bus neįdomu visiškai, bet aš visą laiką esu tas žmogus, kuris, jeigu turi kažkokias tai pasiekmes, tai aš tiesiog elementariai suprantu, kad jeigu yra pasiekmes, tai yra, reiškia, priežastys. Tai seniausias pasaulio koks nors dėsnis, tai yra priežasties pasiekmės dėsnis. Jeigu yra pasiekmė, vadinasi, yra tam priežastis. Tai jeigu aš, tarkim, išsiaiškinu, pagaliau galų gale, tarkim, jeigu aš jau čia niekada nežinau, kad vis tik tais po velnių yra 90% žmonių, kurie praranda pinigus ir tas vyksta jau keli šimtai metų, 200 metų vyksta, jau 100 metų, ne? Tai palauk, tai kame yra problema? Tai tą problemą aš bandau išsiaiškinti kažkaip. Ir aš aiškinuosi visais įvairiausiais būdais. Aš galbūt kažką tai ir nesakau, arba tyliai kažką darau, bet aš darau. Aš tikrai dažnai ką darau, aš visų pirma pats tobulėti laiką stengiuosi. Aš dėl tradingo darau labai daug dalykų, aš atradinėju kažką tai, aš kažką bandau, aš kažką tenais styguoju, aš šiuo metu, tarkim, analizuoju labai stipriai brokerinių kompanijų puslapius, aš tiesiog žiūriu, kokia pateikta yra informacija, aš pradėjau žiūrėti iš marketingo pusės, kaip iš tikrųjų viskas čia veikia, ir kaip čia viskas yra, ir ką atėjęs žmogus gauna, taip ir panašiai. Tai tas video iš tikrųjų bus apie tai, kad nuo ko viskas prasideda. Tai yra ta priežastis, pabandykime eiti nuo pradžių ir tą pradžią paimkim nuo pačios pradžios. Tai yra pradžių pradžia, kas nutinka pačioj pradžių pradžioj. Tai mes šiandien nežinom, kas yra Forex ir netyčia mes kažkur pamatom, kas yra Forex. Tai jeigu mūsų klauso dabar tie žmonės, kurie pamatė, kas yra Forex ir jie susidomėjo, kas yra Forex, ir jeigu jiem kažkokio tai netyčia kosminiu fantastiniu būdu pataikė šitą video, tai tas video yra jiems ir jisai jums tikrai, patikėkit, gali būti labai naudingas, jeigu jūs tikrai suprasit, apie ką aš čia kalbu ir jūs atsisėdę po to video pagalvosit ir dar sėki pasvarstysit apie visus dalykus. Tai tas video tikrai yra jums. Pradžių pradžia. Tai mes vakar apie Forex nieko nežinom, šiandien mes jau kažką tai apie Forex žinom. Taip? Ir opa, mus pagavo kažkur tai, ir mus pagavo reklamoje dažniausiai, pagavo baneris, pagavo dar kažkas, ir tiesiog šitai pagavo, ir mes jau esam pagauti. Viskas. Opa, mes pradėjom domėtis. Kuo mes ten domimės, iš tikrųjų, paklauskim pas save. Tai mes ten domimės kuo? Šansų ir galimybę. Kiekviena reklama ten suteikia šansą ir galimybę gyventi geriau. Mūsų tokia prigimtis iš tikrųjų žmonių, kad mes norim gyventi geriau ir mes padarysim viską, kad mes gyventumėm geriau. Mes patikėsim bet kuo, kad mes gyventumėm geriau. Mes pirksim tą loto bilietėlį iš tikrųjų svajodami jo, ar kitą bilietėlį mes bandysim pirkti ir parduoti Forex'e tik tam, kad mes tikimės, kad mes gyvensim geriau.
Vat ir čia viskas iš tikrųjų toj situacijoj prasideda. Viskas prasideda būtent tada, ne, kada mus pradeda formuoti ir kas mus iš tikrųjų suformuoja, ne, kas suformuoja tą prekiautojų nuomonę. Kas tai yra nuomonė iš tikrųjų, kas ta nuomonė yra. Tai nuomonė tai apskritai yra šitoj vietoj, kada mes pradedam, mes tik ant to užsikabinam, tai tokia bendra ta mūsų nuomonė, kas tas foreksas, kaip ten nusidirbt, kaip ten tas, kaip ten anas. Ir šitą visą dalyką mum iš tikrųjų formuoja kas? Iš apklausų savo, kurias padarėm, ane, kurios yra viešos ir priminsiu, kad tie, kas žmonės dabar, tarkim, mus žiūri ir esat neužpildę, aš labai prašau visų jūsų mūsų anketą, tą viešą apklausą galima susirasti mūsų Facebook puslapyje. Praskrolinant ten biškį kažkiek tai, aš ją vis kartais užkabinu ant pačio priekio, kad žmogus atėjęs naujas ją matytų. Arba galima ją rasti mūsų www.tinkup.lt puslapyje. Būkit geri, užpildykit šitą klausimyną. Tai iš tikrųjų nerealiai padės jums patiems. Tai yra mūsų dalis, tai yra mūsų bendruomenės dalis. Ir kuo šitų klausimų mes turėsim daugiau ar atsakymų, kuo mes turėsim daugiau tų atsakymų, kuo jie bus sąžiningesni, tuo labiau bus galima padėti tiem žmonėms, kurie ateis po mūsų, po jūsų, tuo labiau bus galima jiems padėti, nes mes kuo daugiau žinosim informacijos. Ir aš tai apskritai informaciją renkuosi apie žmonės, apie žmonių tą psichologiją jau seniai, nuo pat pradžių, kada mes pradėjom inkubatorių čia rinktis, tai aš apie šituos žmonės, kurie pas mus atvyksta, kurie kažkiek tai turi bendro kažko su tuo, aš iš karto tokią turiu knygą ir visi būsimi, tarkim, mūsų mokymų žmonės arba tiesiog kažkas užsukę, aš tiesiog bandau paklausinėti, tokią knygą pasiėmė susirašyti ir tada vedu viską į vieną tašką ir bandau iš to kažką tai išgauti. Tai vat ir jūsų prašau, kurie to nėra padarę, būkit geri, tą padarykit. Ir jeigu kažkas iš jūsų draugų, kolegų nėra to padarę, irgi tą padarykit, jūs tiesiog tą galit nuorodą tenais įdėti kažkur tai ar savo puslapį, arba kažkur, kad jie iš tikrųjų galbūt ten užsiima prekybą ir tiesiog pamatys, kuo daugiau žmonių pamatys, tuo daugiau žmonių ją užpildys. Tai tikrai yra mūsų visų gerovė. Ir toj apklausoje iš tikrųjų klausimas, iš kur sužinojote apie Forex prekybą, pirmiausias buvo toks klausimas, ne, ir atsakė, kad 63% atsakė, kad sužinojo internetu iš brokerinių kompanijų reklamos, 26% atsakė, kad tai buvo surasta informacija brokerių reklamų žurnale arba kažkur tai laikraštyje, tai tenais greičiausiai ta klasė žmonių, kurie skaito verslo žinias, tarkim, tokią verslo klasę, žurnalą Investuok, kitus žurnalus, auto žurnalus, kur galbūt skaito, kuriuos irgi būna mūsų, tarkim, Lietuvoje egzistuojantis brokeriai, įdėjo reklamas. Ir 11% žmonių atsakė, kad tai sužinota informacija iš draugų, ne, kažkur tai iš draugų arba iš kažkur tai kitur. Draugai, aišku, vėlgi sužinojo, greičiausiai patenka į tą 89% ratą, kurie sužinojo būtent iš brokerinių kompanijų. Ne? Tai kokią mes padarom iš tikrųjų išvadą. Bet kokiu atveju, kad ir dar aišku, kaip visą laiką paklausiu, jeigu aš asmeniškai paklausiu, mes apklausų to nerašėm, bet galėjom iš tikrųjų pasirašyti, tai kaip taisyklė visi beveik yra pagauti plus 500. Nu, tai čia kaip keiksmažodis, iš tikrųjų, tas brokeris kaip keiksmažodis. Ten sveikino aš juos, kaip jie sukasi, iš tikrųjų, jau marketingas jų ir visi šitie dalykai, tai iš tikrųjų yra taip įsisukę, kad nėra patikėti net kartais. Va, tai bandau tokias daryti išvadas, iš tikrųjų, ant ko yra viskas pastatyta, ne, ir kaip ir nuo ko viskas prasideda, kaip yra visa sudėliojama mūsų tolesnė situacija, tolesnė mūsų veikla, tolesnis mūsų mąstymas. Tai yra iš esmės visas pagrindinis pamatas paremtas brokerinė kompanija, ne? Didžiosiom brokeriniam kompanijom, kurios iš tikrųjų turi didelius pinigus, nes jų darbas yra koksai. Jų darbas yra surasti klientus, kurie atsidarys pas juos sąskaitas ir taip jie gaus savo pelną nesažiningos ir tokios šundaktarių brokerinės kompanijos tiesiog tuos jūsų depozitus greičiausiai pas save pasiliks, nes visi jūs juos prarasit, o rimtos kompanijos, ne,
brokeriniais tiesiog gyvens iš jūsų komisinių, tai gyvens iš to, ką jūs paliekat per spredus, ne, arba ten per komisiją ar per dar per kažką, ne. Tai yra jų biznis, tai yra jų verslas ir tai yra gerai, tai yra labai normalu, tai yra viskas super, tik tais reikia tos dalykus atskirti. Tai čia yra jų verslas ir jie šitą visą užmynė ir pasakykit dabar tais, mėlieji mano. Toks dar vienas prieš tai dalykas, paminėsiu, kad apklaustųjų visų, kurie pildė mūsų apklausą, daugiau kaip 54 ar 53% yra su aukštų išsilavinimu. Tai reiškia, palaukit, tai reiškia ne šiaip savo, nuo gatvį žmonės tais dalykais pradeda domėtis, ne? Tais dalykais domėsi pakankamai išsilavinę ir, sakyčiau, aukšto lygio žmonės, jo. Tai jeigu ta grupė tokia yra, tai vadinasi, tai nėra kvaili žmonės, tai reikia suprasti tokį dalyką, tai įsivaizduokit, kiek verslas gali padaryti dėl pagrindinio tikslo. Koks yra pagrindinis verslo tikslas? Tai yra uždirbti pinigų. Jo, tai yra pelnas, darbo vietos. Jeigu jau pas mus Lietuvoje pasakytų koks nors vienas verslas, kad jo prioritetas yra darbo vietos, tai aš būčiau sužavėtas. Jau, aišku, tikrai tokių kompanijų yra, bet pirmiausia, ką Lietuvoje žiūri, tai yra tai yra pelnas, ne, tai kad būtų kuo daugiau pelno kompanija. Tai tam yra sukurtas verslas. Tai yra natūralu, tai yra tiesiog toks yra procesas. Taigi, jeigu jie turi savo tikslus pelną, tai jie dėl pelno ką daro? Viską, ką nori. Ne? Tai yra tokia grupė, viena grupė ir kita grupė. Tai viena grupė verslo tą verslą daro sąžiningai, mokėdama visus mokesčius, turėdama verslo, laikydamasi verslo etikos, ne? Socialiai atsakinga kompanija, ne? Kuri rūpinasi savo darbuotojais, tai toliau klientais ir panašiai. Ir kitas verslo modelis, ne, yra ne modelis, verslo tokia pusė, kurie slepia mokesčius, jo kažkokiu tai nesąžiningais būdais bando sudirbti pinigus ir toliau ir panašiai. Tai brokerinė kompanija yra lygiai toks pats verslas kaip ir visi kiti. Ir jų tikslas yra bet kokią kainą, bet kokią priemonę paimti iš tikrųjų tam tikrą dalį arba visą dalį arba tam tikrą dalį klientų, ne? Ir suteikti jiem viską, ko jiems reikia, kad jie tie klientai pas juos ateitų ir atneštų depozitus, ne? Kuriuos jie praprekiaus ir viskas bus taip. Kodėl sakau taip lengvabuškai praprekiaus? Nes praprekiauja 95% žmonių, praprekiauja juos iš tikrųjų jau kiek? 100 metų. Tai visiems viskas yra aišku. Man yra aišku ir dabar klausimas, ar yra aišku jums iš tikrųjų. Tai galit pasigalvoti, visi tie, kurie neseniai pradėjo, kurie tuo dalyku užsiimat, pagalvokit tada, kam jinai yra reikalinga, toksai ta brokerinė, kaip su ją, ne. Be jos mes nieko negalim padaryti. Jinai yra būtina ir tai nėra, jinai iš esmės nėra joksai blogis, tik tiesiog reikia tą suprasti ir atskirti tuos dalykus. Dabartis, ta informacija iš tikrųjų, kurią mes gaunam, jos gaunam milžiniškus kiekius. Jos yra labai daug ir jos yra visur ir visada ir belenkiek daug, ne? Tai informacija ir jos kiekis. Vėlgi, mes pabandėm apklausti žmonės ir pažiūrėti, kiek iš tikrųjų žmonių ir kur jie iš tikrųjų semiasi informacijos, ne? Tai vėlgi, didžioji dalis, 44% atsakė, kad jie informacijos ieško internete. Iš knygų ieško 26,5%, sakyčiau, nemažai. Į privačius mokymus eina tik 18,8% ir brokerio siūlomus mokymus ar ten kažkokią tai kitą informaciją ima iš tikrųjų tik 6,8%. Ne? Vėlgi, tai dabar kaip ir nes iš tikrųjų į brokerinės kompanijas pasirodo ne tiek gal daug ir kreipiasi tų žmonių, bet vis tiek jiem būna suformuota tokia pradinė nuomonė, ne? Dėl informacijos. Jo, tai toks prasideda nuo tos jau akimirkos, nuo to taško, prasideda toksai užburtas ratas, ne, toks mėsmalį kombainas. Žinom tą tokią taisyklę, kas nežino, pasakysiu, yra 90, 90, 90. 90% pradedančiųjų 90% savo pinigų praranda per pirmas 90 dienų. Tai yra faktas ir aš jau tą faktų įsitikinau ne vieną kartą.
jie paskui maždaug po 3 mėnesių jau pradeda ieškoti iš tikrųjų, tada jau jie ieško tokių kaip inkubatorius. Jie pradeda ieškoti, nes jie supranta, kad jie visur iš tikrųjų tos informacijos normalios negaus. Ne? Kiti ieško, ir prasideda tos paieškos. Tai vat prasideda toksai iš tikrųjų toks efektas, kada pradedantysis prekiautojas ir ne tik pradeda iš tikrųjų jau gilintas savo žinias. Ir kur jisai jas gilina? Jisai jas gilina internete. Internetas yra užmuštas iš tikrųjų tų žmonių, tų organizacijų, tų žmonių, kaip pasakyti, arba organizacijų, arba kompanijų, kurios iš tikrųjų turi daug pinigėlių. Ne? Jos Google AdWords viską ten skaito, parašė Google Forex prekyba, Forex strategijos, kas yra dažnai naudojama, ir išmeta tau. Ne? Tai tau išmeta kažkokius pirmus pasitaikiusius, vieni su AdWords'ais, kiti be AdWords'o, ir tiesiog tu tenais iš to dalyko renkiesi. Ne? Tai vėlgi, tenais dažniausiai būna, labai daug dažnai būna, jeigu naujokui, tai dažniausiai jie žiūrės tik tais į brokerinių kompanijų puslapius, nes jie yra gražūs, jie yra ištaikingi, jie yra gerai sudėti, juose yra gerai sudėtas marketingas, kiekvienas žodis yra gerai pasvertas. Aš dabar, kaip ir minėjau, aš kurį laiką tai užsiiminėju, grinai analizuoju brokerinių kompanijų puslapius, tai aš kai paskaitau iš tikrųjų, ką jie rašo, Jėzus Marija galvoja. Sužinoti, kaip jums tai reikia sužinoti, kaip prekiaujat, kaip sėkmingai užsidirba pinigus tūkstančiai Forex prekiautojų, jums tai reikia 1 minutės, jums tenais barabam, jums ten reikia to, jums ten jūs šiek greitai gali padaryti tą. Naujokai dažnai mano, kad prekyba yra sudėtingas dalykas. Ne, mes jums tuoj tai rodysime. Ir tai prasideda. Taigi, naujokus pagauna šitie dalykai ir jie į tą visą mėsmalę įsimala. Bet tada jau jie yra iš tikrųjų pažeisti, jų požiūris, jų mąstymas, jų psichologija būna pažeista, nes jiem jau pradinė nuomonė būna apie tai suformuota. Tai pradinė nuomonė dažniausiai būna suformuota, kad Forex prekyba tai yra labai paprasta. Realiai, Forex brokerinės kompanijos nerašo, kad prekiauti yra labai sunku, kad užsidirbti yra labai lengva. Jie tiesiog rašo patį dalyką, kad prekiauti yra lengva. Tai nėra sudėtinga. Taip, išmokti paspausti mygtuką tikrai nėra sunku. Tai iš esmės, kaip jie ir nemeluotų iš tikrųjų toj vietoje, nes jie nesako kategoriškai, kad jums tikrai bus lengva užsidirbti. Ne? Jie taip nerašo. Jie rašo, jums tikrai bus lengva prekiauti. Taip, prekiauti jums tikrai nebus sunku. Tik tais klausimas, prekiauti tai yra pelningai ar prekiauti nuostolingai jums nebus sunku. Tai ant tokių dalykų iš tikrųjų jie labai gerai sužaidžia ir tas naujas žmogus labai greitai ant to pakimba, pasigauna ir jisai interpretuoja tą pasakymą taip, kad tas brokeris parašė ir jisai jam tiesiog tinka, ir jisai jam yra jėga, ir jisai jo klauso, ir jisai tenais visus tos dalykus veikia. Ne? Tai vėl aš prieinu prie tos iš tikrųjų vietos, prie tos minties, kad internete ieško 44% žmonių informacijos. Tai čia apklausa buvo ne pradedančiųjų, o visų žmonių apklausa. Ir jie 44% apklaustųjų informacijos ieško internete. Dabar tada, jeigu tie klauso mus, tie, kurie yra jau labiau pažengę, aš tada klausiu jų. Ar jūs nematot, kad per 50, per 10, per 5, per 15, per 100 metų niekas nepasikeitė? Ar jūs nematot, kad visi šitaip elgiasi kaip jūs? Ar jūs nematot, kad jūs esat tam 95% toj košiai? Matom, tai greičiausia, kad matom. Ne? Bet jie gal arba nemato, arba jie nenori matyti, arba jie tiesiog negali matyti, nes jie nenori matyti. Ne? Tai visi ieško, pažiūrėkit, visa didžioji dauguma, tai žiūrėkit, 26,5 ir 44%, tai yra 66%, ir dar plus 8,8%, tai yra kone 80% žmonių ieško kur informacijos. Jūs visi informacijos ieško ten pat. Visi informacijos ieško ten pat.
tik tais 18% imasi privačių mokymų, ne, kažkur tai mokėdami pinigus, ne. Visi kiti, pažiūrėkit, 80%, tai va čia yra ta 80% minė, kuri praranda tos pinigus. Ir dar daugiau, ne? Tai dar iš tų privačių mokymų išskaičiuokim iš tų 18% šarlatanus ir gausim tuos 90-95% žmonių, kurie ir atsakė į šitos klausimus. Kurie atsakė, kur jie ieško informacijos ir ką jie su jie informacija, tarkim, daro. Ne? Tai vat yra labai paprastas, elementarus dalykas, kurį tik tais reikia prisėdus suprasti. Aš jau nekalbu apie tai, kad jie įsigilina į tą informaciją, kad jie ją renka, jos tenais yra tūkstančiai terabaitų, tai netelpa kompiuterius tą informaciją. Ir dalykas iš to iš tikrųjų yra koksai. Dalykas yra toksai paprastas, visiškai paprastas, kad jie net nejaučia, kaip jie yra toj 95% masė. Nes jie visi daro tą patį ir tik tais keli procentai ar keliolika, ne, ten 10-12 gal maksimaliai procentų, kurie iš tikrųjų nusprendė kažkur tai kitaip mokintis, informacijos ieškota, ne, dar yra iš tų 18% tikrai įsivaizduoju, aišku, iš tikrųjų, kurie atsakė, gal jų nėra, bet gal yra, kurie buvo neatsakiusieji, ne, ir tikiu, kad jų tokių buvo, kurie iš tikrųjų mokinosi galbūt iš pradžių privačiai, kažkur tai mokinosi, ne internete ieškojo, nemokamo seminaro, ne, bet jie tiesiog kažkaip tai kitaip tą darė. Tai jie galbūt greičiausiai vėliau mokinosi iš savo klaidų, ne, iš savęs kažkur tai iš savo padarytų nesąmonų arba iš draugų padarytų nesąmonų. Tai vėlgi apie tai gal truputėlį biškį pakalbėsim paskui. Bet aš prieinu prie tos minties, kad faktas yra tas, kad mus pagauna brokerinė kompanija. Visa informacija, kuri sklando internete, kurios pilna internete, knygose ir visur kitur, iš tikrųjų irgi realiai yra paremta visa tokia pati vienodai, jinai niekur nesikeičia, pavyzdžiui, praktiškai, ne? Ir tai jau yra blogis. Ir nuo šito prasideda mūsų prekyba. Tai mes jau įlipam koją, ir ta koja mūsų yra tepaluota visa baisi, Jėzus Marija. Paskui antrą koją žengiam, tada einam iki kelių, tada einam iki pusės, tada iki kaklo ir tada žiūrim, kad jau nebeturim kuo kvėpuoti. Tai šitas dalykas iš tikrųjų jisai yra paprastas, elementarus ir man jisai yra jau pakankamai aiškus. Tai todėl noriu, kad iš tikrųjų tie naujokai, tie pradedantieji ir tie visi kiti, kurie neuždirba tų pinigų, kurie net nesugeba tų pinigų išlaikyti savo depozitų. Pagaliau susimildami, susimastykit vieną kartą, kur jūs ką darote ir kur jūs ką ieškote. Aš žinau kiekvieno jūsų atsakymą, nes tokių žmonių pas mane praeina begalės. Jie atsistoja ir jie sako, bet ten yra geros informacijos, aš ten kažką tai gero pasiimu, sakau, ką tu gero pasiimi? Sako, pavyzdžiui, sakau, tai dabar tu tą gerą kažkur pritaikiai? Tau tas geras atnešė pinigų, kodėl tu jau 7 depozitą pravarei? Jeigu tu kažkiek tenais gero iš to pasiimi, kažkiek tai gero iš to pasiimi ir tas pats ratas užburtas ir vis tiek tas pats per tą patį, tas pats per tą patį, tas pats per tą patį. Ir jie vis tiek stovi, žiūri ir jie vis tiek dar bando kažką tai pasakyti ir įrodyti. Tai va šičia iš tikrųjų, manau, kad visur globaliai yra baisinė tradingo problema. Dėl to ir tie skaičiai tokie yra nedideli, ne? Kadangi globaliai aš nekalbu, aš kalbu apie tai, kas vyksta Lietuvoje, aš jaučiuosi, kadangi inkubatorius kažkiek tai vis tiek atstovauja tą grupę žmonių, tai mes jaučiamės tikrai už tai kažkiek tai atsakingi ir man tai yra svarbu ir man tai yra tokia kaip prievolė, ne? Tai daugiau apie tuos iš tikrųjų, kurie mus formuoja, ne? Kurie formuoja jūs, kurie formuoja mus, kurie formuoja visą šitą industriją, kurie formuoja visą šitą verslą, visą šitą judesį ir visą šitą reikalą. Tai, kaip ir minėjau, ta informacija iš brokerinių kompanijų, ne? Iš jų naujokai, 100% naujokų, visą informaciją ima iš brokerinių kompanijų. Tai va tie, kas esat visiškai naujokai, tai iškart sakau aš jums paprastus dalykus. Aš paprašysiu pasampratot tam tokiam diapazone, tiesiog brokerinė kompanija dažniausiai deklaruoja jo save kaip mūsų specialistai, mūsų profesionalai gali jums patarti, kaip daryti tą, kaip daryti aną.
tai jūs nevertinkite to taip, kaip jie nori, kad jūs juos vertintumėte. Kodėl? Todėl, kad jie teisingai, jie yra tos srities specialistai. Kokios srities? Marketingo, bendravimo su žmonėmis, konsultacijos, taip, jie konsultuoja. Jie nei vienas jums negali patarti ir pasakyti, kur reikia parduoti, jie jums gali pasakyti tokius dalykus. Sąskaitą atsidaryti galite šitaip ir tai yra va štai 5 žingsniai, kaip atsidaryti sąskaitą. Jūs parsisiūs galite MetaTraderį šitaip ir 5 žingsniai, kaip parsisiūs MetaTraderį. Jūs galite įnešti savo depozitą šitaip, kas pirmose eilėse būna parašyta, tai šitaip. Tai jeigu jau konsultantas arba pagalba arba patarėjas, kreipkitės į mūsų profesionalus, mūsų profesionalų komanda arba mūsų profesionalų departamentas jums padės, tai jūs supraskit, kas tai per departamentas. Jeigu jūs kur nors, aš asmeniškai dar nemačiau ne vienoje brokerinėje kompanijoje, kad neturėtų traderių departamentą. Tai yra tų žmonių, kurie prekiauja. Ne tų, kurie pardavinėja tą paslaugą, bet tų, kurie iš tikrųjų prekiauja. Tai jums reikėtų suvokti, kad iš tikrųjų šitoj vietoje jūs informacijos normalios tikrai negausit. Jūs gausit tą informaciją, kuri yra būtina. Tai yra kaip pasidaryti sąskaitą, kaip prekiauti, kaip prekiauti, ne kaip užsiprekiauti, arba ne kaip neprarasti pinigėlius, bet kaip prekiauti. Kaip prekiauti gali ir beždžionė. Yra toksai darytas vienas iki eksperimentas su beždžionė, 2 mygtukai buvo vienas buy, kitas buvo sell. Ir patikėkit, jinai suprekiavo geriau negu suprekiavo žmogus. Tai prekiauti čia visi moka, čia visi yra traderiai, čia visi yra prekiautojai, ne? Bet už prekiauti, aš net nekalbu už prekiauti, nes aš niekada nekalbu žmonėm apie už prekiauti, aš kalbu neprarasti pinigėlių. Tai yra kita tema. Tai vat pirmas toks dalykas, kuris mane iš karto įpareigoja pasakyti jums naujiems žmonėms, kad jie yra labai malonūs, jie yra labai komunikabilūs. Jūs atidaro sąskaitą, jie iš karto jums paskambina, nepraeina nei 5 minutės, jūs jau turit skambutį, jis paklausė, labas, kaip jūs laikotės, dar kartais būna mergina kalba su gražiu balsu, taip toliau panašiai, arba bičias malonus, viskas, komunikacija išvystyta, viskas yra ok. Šitoj vietoj jie ir yra reikalingi, nes tai yra jų darbas ir jie labai tą savo darbą atlieka gerai ir kokybiškai. Tik negalima to maišyti su profesionalumu, kuris yra susijęs su pačia prekyba. Ką jie žino? Jie žino tiek pat, kiek žino visi, nes jie atėjo tenais dirbti. Kodėl atėjo jie tenais dirbti? Klausimą. Pakelkit savo tokį klausimą. Tai palaukit, tai jeigu jisai realiai yra profesionalas, tai jisai eis į brokerinę kompaniją dirbti už 500 eurų. Tikrai nepatikėkit, tikrai ne. Tai taip, kad šitas mintis reikėtų išmest, galbūt aš nesu girdėjęs, pas mus aišku nėra Lietuvoje, užsienį yra props kompanijos, ne, tai yra profesionalūs įstaigos, kurios vyksta grinai tradingas, tai yra United Traderiai, pavyzdžiui, Rusijos, ne, yra kas atstovauja Lietuvoje, Mindaugas Klaipėdoj. Tai yra labai sveikinant, tai yra profesionalūs prekiautojai, tai yra pro prekiautojai. Vilniui, kas yra? Vilniui esam inkubatorius, kas dar yra? Kažko dar yra, aš nedrįstu teikti, ar tai yra profesionalai, ar tai ne, aš tiesiog nežinau, nes aš nežinau, ne? Ok. Tai šitas dalykas, mėlėjai, tie, kurie jūs prekiaujat neseniai, iš tikrųjų pagalvokit realiai, jisai kaip ir atkrenta. Galų gale pas mane ateina tų prekiautojų, tų žmonių, kurie dirba brokerinėse kompanijose, kurie daug metų dirbo brokerinėse kompanijose. Tai ten kartais net yra, dažniausiai yra sutarty parašyta, kad jisai negali prekiauti darbo metu visų pirma. Nes įsivaizduoju, kad dabar jūs ateinat į darbą, atsidarot Facebooką ir sėdit visą dieną, 8 valandas. Tai ir patiks jūsų darbdaviui. Ne, nepatiks, nes jūs turite bendrauti su klientais. Tai lygiai taip pat nepatiks ir brokerinės kompanijos darbdaviui, kad atėjo jo žmogus, kuris atsakingas yra už pardavimus arba už ten kažką, tai ne, ir jis atsisėdęs prekiauja. Tai dažniausiai net būna taip, kad jie net negali net prekiauti. Va, tai kompetencija jų prekyboje man iš karto duoda labai daug klausimų. Labai daug klausimų.
Jie profesionalai savo srity ir jie tokiais tenais turi būti. Ir ačiū Dievui, kad pas mus ir kažkur gal kitur, aišku, kad yra tokių profesionalų, kurie labai gerai išmano savo darbą, to brokeriniai kompanijai, jie labai su tavimi maloniai bendrauja, jie tau suteikia visą pilną full servizą ir tai yra super, labai labai gerai, ne? Informacija iš nematomų super traderių. Va čia yra tokia labai skaudi tema, aš tikiuosi susilaikysiu šiandien ir aš nepaminėsiu nei vardų, nei pavardžių, ką aš gerai. Tai yra tam tikra dalis rinkos paimta, vat kodėl mes sugalvojom iš tikrųjų realiai turėti biurą, ne? Ir realiai čia prekiauti, ir realiai būti matomiem, ir realiai turėti puslapį, ir pakviesti visus, ir pas kažką nueiti. Pas mus atvyksta ir jau 2 metai buvo, tarkim, Romerio universitetas, 10 šį kartą žmonių buvo, labai smagiai pasėdėjom, papasakojom, jie gali pamatyti realybėj, kaip iš tikrųjų tas vyksta, ne kažkur iš vadovėlio, ne dar kažkur, tai bet realybėj, kaip iš tikrųjų gyvena šitą duoną tie žmonės, kurie čia pastoviai dirba, ne? Tai mes esam ta erdvė, kuri yra reali, tai yra ne virtuali, kurioje galima labai daug ką iš tikrųjų sudirbti, ne? Ir yra tokių, aš vadinu, tai tokiais super turbo nematomi traderiai, kurių yra, kurie daug labai pritraukia žmonių, taip toliau ir panašiai. Aš iš karto atmetu visus tuos, kurie realiai demonstruoja, tarkim, tai yra bent jau per tuos MyFXbook, ne, tarkim, mane, arba per kitus demonstruoja savo sąskaitas, aš iš karto juos atmetu, nes tai yra super cool žmonės ir aš už juos laikau visas 4-5, spaudžiu ir tiesiog aš esu laimingas, kad jie iš tikrųjų uždirba patys ir jie dar gali kažką tai išmokinti kitus uždirbti. Visa kita likusi šobla, kurie labai daug turi visokiausių video blogų tiek užsienį, tiek Lietuvoje, kurie turi visokiausių tai ten kompanijų, kompanijėlių, kurių net adreso nėra ir net negali jo rasti, nes jis net ne Lietuvoje yra, o Anglijoje. Visokiausi super traderiai, 3 mėnesių profesionalai Norvegijoje sėdintys visokiausi tenais, kur nesugeba atsakyti nei vieną klausimą normaliai, kada pateiki. Va šitie žmonės iš tikrųjų kelia labai didelės abejonės ir jų kompetencija aš labai abejoju. Dėl to, kad nei tu jį pačiupinėsi, nei tu jį ten pamatysi, nei tau jisai, ir jiem labai gerai iš tikrųjų šitos pusės yra, jis nemato tavo akių, tu nematai jo iš tikrųjų realiai, gali ten balsą jo, bet tik tai straipsnius skaitai jo, ne? Tai iš tikrųjų toksai įdomus dalykas, tai gal ir gerai, bet iš jų pusės labai gerai yra, ne, kada mums reikia iš tikrųjų, žmogų tu mokini 3 mėnesius, tada tu su juo susitinki, tada tu su juo bendrauji, tu su juo kalbi, tau reikia, tu esi atsakingas už daug ką, kad tu jam duodi informaciją, kad tu pats rodai jam, kaip tu dirbi, jisai mato, mane dar labiau tas, dabar, pavyzdžiui, yra toksai, gerai, vardą neminėsiu, su vienas bičas iš Anglijos, kuris baigė mūsų kursus prieš metus, nerealiai reiklus žmogelis, aš atsimenu jį prieš metus, koks jisai buvo ir koks jisai yra dabartis. Aš ploju rankom, aš visiems apie jį pasakoju, sakau, jisai bet kokiu atveju ištobulėjo, bet kokiu atveju jisai patobulėjo, nes jo mąstymas, jo logika, jis man parašo ten kartais kažką, jisai susiformavęs, jau jisai pradėjęs formuotis, jisai jau, tai mes bendraujam su žmonėm, tai man tiesiog tenka bendrauti, ne, aš dabar įsivaizduoju, kad man suskambinu per Skype'ą pirmam pokalbiui, nes laiką skiriu 1-2 pirmam pokalbiui, kada žmogus susiregistruoja į mokymus, tarkim, jeigu online mokymus, tai Skype'u kalbam, jeigu čia į Pro arba į AZ, tarkim, tada jisai ten pas mus realiai. Ir kalbu su žmogumi, įsijungęs kamerą, tas žmogus sako, o, jūs įsijungit kamerą, jo, sakau, įsijungiu. Sako, tada aš irgi įsijungsiu. Gerai, įsijungit ir jis sako, sakau, ko jis ir nustebo, sako, va kažkaip keistai, sako, nes aš kaip paskutinį kartą mokinausi, sako, tai mes niekada nebuvom matę, sako, to žmogaus, to, kuris kalbėjo. Niekas, sako, mes jau balsą girdėjom, sako, mes jį niekada nematė. Tai aš daug paminėčiau žmonių, kurių iš tikrųjų, kurie neva tai mokina ir dar kažką daro, arba ten jie tą informaciją neva tai teikia ir jų nieks nematė yra iš tikrųjų. Ir jie kaip pasakoja, kad jie prekiauja, kad jie traderiai, tai iš tikrųjų, iš kur manau, kad tai traderis? Iš kur žinau, kad jisai yra ne žurnalistas? Aš dažniausiai, ten, tarkim, menu tą Traders LT, aš tenais įmetu mūsų video apžvalgas, ne? Ir tai mes vadindavom tuos žmonės, kurie Traders LT dirba, tai mes vadinam juos žurnalistais. Tenais tikrai ne traderiai.
ten žurnalistai visi, nes aš tiek laiko neturėčiau gyvenime, aš nežinau, aš neturiu laiko padaryti seminarą normalų, pavyzdžiui, Vilniuje kur nors, ne? O jie sugeba iš tikrųjų per dieną parašyti po 50 postų. Tai va, tai čia tokie yra paradoksai, ne, tokios iš tikrųjų įdomybės. Šitie nematomi super traderiai iš tikrųjų gali ant manęs pykt kažkos, ne taip mane suprast, bet tikrai yra tokių, kurie iš tikrųjų labai gadina visą šitą dalyką. Kodėl? Todėl, kad jie iš tikrųjų duoda begalės informacijos. Begalės. Tonas, tritonas duoda, ne? Daug video, daug visko. Kiekvieną savaitę po naują strategiją, kiekvieną savaitę po naują indikatorių, kiekvieną savaitę po naują nesąmonę, kad jums reikia susikurti savo strategiją, kad jūs turit jausti, kas jums tinka, kas jums patinka ir tokių visokiausių dalykų, kaip pripasakoja. Tai iš tikrųjų tai yra tai mėsai žaliai, atsiprašau, jeigu jūs manęs klausotės, bet taip tiesiog toksai biški žargonas gal jau. Jums iš tikrųjų, jūs kadangi keičiatės kas 90 dienų, iš esmės, tai čia žiauriai geras verslas. Jums duoda iš tikrųjų viską, bet ką išverti iš anglų kalbos ir jums arba lietuvių kalba prisikuri pasakų ir sakyk. Sekys. Ir jūs visą laiką tą patį klausysit. Jūs klausysit, anie klausys, tie klausys, dar kiti klausys ir taip viskas tęsis. Dabar įsivaizduoju, kad pateikia vienam žmogui pateikia, pavyzdžiui, 40 strategijų. Aš, pavyzdžiui, tam tikrą dalyką, pavyzdžiui, testuoju maždaug nuo 8 iki 12 mėnesių. Vieną dalyką. Ne strategiją, tai vieną dalyką tokį, tarkim, testuoju, ne? Tai paskaičiuokim, kiek reikės metų ištestuoti, pavyzdžiui, kokį nors vieną blogą video, kuris yra tenais kažkur ten, užsienį, tokių yra daug, ten indas koksai, galiomai priimti, 4x4, ne, ten visokiausių tokių, ir Lietuvoje lygiai taip pat yra. Kalba tarp savo tų eilučių iš tikrųjų patys nelabai kartais supranta, ką pasako. Va, tai šičia yra irgi didelė problema ir šita problema iš tikrųjų, kuo toliau, tuo labiau jinai, bet žmogus ne taip supranta. Jisai sako, gerai, va tas tai maladėt, va tas tai malačius, jis duoda daug informacijos, labai daug informacijos. Po 6 metų ateina žmogus su daug informacijos ir jisai ateina pas mus klausti, kaip reikia užsidirbti šaibą. Po 6 metų, po 4, po 3, po 2, po 8 metų ateina žmonės klausti, kaip užsidirbti pinigų. Jie vis dar tą patį klausimą klausia, kaip užsidirbti pinigų po 6 metų. Jiem dar niekas nepasakė, kad tau pinigų nereikia užsidirbti, žmogau, kad tau pirmiausia reikia išmokti po 6 metų nors kartą išmokti nepraradinėti pinigų. Tai net ne taip klausimą formuoja visų pirma. Ir jie informacijos turi kiek jiem jos duosit, tiek jis jos tos informacijos pasims. Jisai kaip kempiniai visą tą informaciją sugeria, tada jie kokius ten 2, 3 mėnesius, 5 bando, arba 2 savaitės, tada jis gauna kitą informaciją, jis bando kitą informaciją ir taip toliau ir panašiai. Ir visas šitas ratas, mylėjai, sukasi, kombainas mėsmalė, mala, nesustoja malti. Už tai ir turim 95 prie 10, 95 prie 5 arba 90 prie 10. Tai aš noriu, kad jūs paklaustumėt pas save, ar iš tikrųjų reikalingas toks kiekis informacijos? Ar pagalvojot, kiek iš to kiekio informacijos iš tikrųjų yra naudingos? Arba kiek iš to kiekio informacijos jūs realiai, fiziškai ir psichologiškai, sugebat pritaikyti? Kiek? Pagalvokit patys, kiek jūs iš procentaliai sugebat jos pritaikyti. Tai jeigu jūs pasidomėsit, pasigilinsit į tuos klausimus, iš tikrųjų, tai bus pamatysit iš tikrųjų labai įdomu patiems jums. Informacija iš profesionalių mokyklų, ne, arba mokytojų. Tai jų tikrai, tarkim, kažkas jau, jeigu kažkur nori mokintis, tai sakau, varykit, Anglijoje tikrai yra kažkur tai galima rasti kažką tai rimto, ne, ten Amerikoje galbūt kažkur tai traderių yra kažkokių tai gerų, tikrai mokyklų visokiausių yra, tikrai yra. Tai jos yra specializuotas, ne, iš esmės, bet ir tarp jų irgi yra nemažai tų šarlatanų vadinamų. Tai irgi juos reikėtų iš tikrųjų atsirinkti. Aš tai siūlau visiems kas kažkur kažką jau bando ieškoti kitur, ne, tai aš jau nekalbu apie tuos, kas jau, kaip ir sakiau, kur ieško tos nemokamos informacijos, tai čia tas pats kaip su tuo Rolexu. Tikrai nežinau, kur galima nusipirkti Rolexą už 50% nuolaidą. Ir dar gauti kitą nemokamą.
gerų dalykų nėra nemokam. Tikrai nėra. Čia tik tais dar kvailų mūsų lietuvių toksai įprotis likęs iš kažkur, tai iš tų senelių ar iš kažkur likęs mūsų, kad dar pigu tai tipo neblogai. Pigu tai stipru, pigu tai gerai, pigu tai sutaupiai. Tai taip nebūna. Ir ypatinga tokios srity, tai taip nebūna, nes kad tu pasiektum šitos srity kažkokį tai progresą, tai reikia daug metų įdėti, daug darbo ir daug įdirbių. Tai aš tikrai negalvoju imti ir visą tą dalyką švaistyti dykai. Tai šitoj vietoj irgi iš tikrųjų reikėtų kažkokiais tai būdais atsifiltruoti, atsiskanuoti, iš tikrųjų pabūti su tai žmonėm, su jais pasikalbėtis, pasibendrauti. Kada buvo pas mus paskutinį, tarkim, kartą porą žmonių atėjo, jie sako, mes ieškojom mokymų visur, ne? Visur ieškojom, Lietuvoje visur ieškojom, dar kažkur tai Anglijoje tie žmonės ieškojo. Ir taip pakankamai matau rimti žmonės, tai vienas tenais stomatologas, taip toliau ir panašiai, tikrai matosi, kad tikrai nekvaili žmonės, blemba, tikrai ne šiaip tiesiog nuo gatvės kažkas, ne? Ir sako, ir mes niekur negavom, paprašym, kad kažkur tai kažkas tai duotų kažkokią tai skaidrę, kreivę kažkokią, tai bent jau nenuostolio, ne? Kad to žmogaus, kuris mokint, negavom, sako, tokio dalyko, ne? Ir jie tada atėjo galiausiai pas mus. Jau pas mus ir mes čia kalbėjomės ir paskui tada jau jie pačiam galerijai to paprašė, kad ir kaip man tas dalykas yra nemalonu rodyti, nes tai tikrai yra nemalonu rodyti. Viešai aš demonstruoju vieną sąskaitą, aš jų turiu ne vieną iš tikrųjų ir kada iš tikrųjų paprašė, sakau, taigi viena yra, sakau, tai bet jum, jeigu jinai netinka, tada aš jums parodysiu kitą, ne, aš jums parodžiau kitą ir jiems ten to turbūt užteko viskas. Tai tai yra, manau, galima, o yra tokių, kur paklausi, jau net konkretų klausimą jam užduodi, sakai, mokytojau, tai kiek jūs per mėnesį uždirbat, ir jisai sako, tai 20 000, vidutiniškai uždirbu. Aš sakau procentaliai, kiek jūs uždirbat, čia klausiau pas tokį vieną profesionalą neseniai. Sako, 20 000, 20 ar turi 1000 uždirbu. 2, 3, 5, priklauso nuo tiek, kiek jūs pinigų, koks jūsų depozitas. Tu kažkokią nesąmonės kalbą. Sako, aš suvesiu, į Excelį kažką, tai vėl Excelį rodo kažką, tokias vėjus kažkokius. Tai čia reikia tokius dalykus iš tikrųjų jums irgi atsifiltruoti, atsiskanuoti ir tada iš tikrųjų bus kažkas tai galbūt kitaip. Tai asmeninis dalykas, tai yra asmeninė patirtis, kurią mes turim, kurią mes įgaunam, mažai kas iš jos pasimokina pačioje pradžioje. Tai naujokams tas yra be šansų, o pažengusiems tai tiems, kurie iš tikrųjų prekiauja daugiau negu ten kokius 2 metus, pas mus grupėje irgi tokių yra, daug yra žmonių ir dabar jau kai kurie pasišalinę, nes jie tiesiog juos žeidžia, tai kad aš kartais pasakau kažką tenais ant jų, juos tiesiog tas nepatinka jiem, kaip aš kažką pasakau, kad sakau tiesiog, blemba, iš kur tu sugalvoji, kad čia taip turi būti. Pateikit man 5 priežastis, kodėl taip turi būti, nes aš laikas stengiuosi pateikti kažkokias tai priežastis, kažkokius tai faktus, kodėl vienaip arba kitaip kažkas tai turėtų, tarkim, būti. Bet ir už tai esu reiklus savo, reiklus kitiem ir reikalauju to iš kitų. Aš salėje, jeigu išeinu pas mus tradingo salėje, ne ant lentos rašyti, mes išeinam, kada jau darom susirinkimą, tai aš stengiuosi kiekvieną porą pabrėžti, kiekvieną porą išanalizuoti iki paskutinio lašo ir pateikti jai visus už ir prieš, nes aš už tai esu atsakingas, tai gal kažkas tuo pasinaudos, mėlėjai, ir tada man reikės tiesiog, sakys, pjauni grybą, ne? Tai aš nenoriu taip, kad būtų. Ir iš tos asmeninės patirties, tada, kada jau tu jau supranti, kad tu vieną sykį tą padarei, kitą sykį padarei, trečią sykį padarei, tarkim, padarei klaidą, ne? Ir jeigu tu iš to nesimokini, tai yra labai negerai. Bet tie, kas iš to mokinasi, yra labai gerai. Retas, pasakysiu, kad retas, kuris žmogus pas mus esu matęs, kad jisai iš savo tų klaidų pačioj pradžioj pasimokintų, ne? Dažniausiai taip nebūna. Paskui jau praeina 3-4 mėnesiai, tada jau jie supranta, tada jau jie gavę kažkokį tai būna žinių bagažą ir dar pasimokino iš to, kad jie jo nesilaikė ir taip tikrai nutiko, kaip iš tikrųjų buvo kalbėta prieš tai mokymuose, ne? Tada jau jie sako, blemba, žinok, dabar jau įkertu visą sistemą, kaip čia viskas yra. Tai tiem, kas pradeda prekiauti, kas neseniai prekiauja, siūlau iš tikrųjų
Jeigu matot, kad kažkokias tai, nes jūs privalo daryti analizės, savo klaidų analizės, ne, tai jūs išanalizuojat kelias savaitės, gale mėnesio savo nuostolingus sandorius ir jūs matot, kad kažkokias tai turit pastovius nuostolius dėl kažkokios tai priežasties, tai jūs iš tikrųjų tas priežastis iš karto turit naikinti. Va, tai ir iš jų mokintis. Ir tai yra nesveikai geras dalykas. Tai yra labai geras dalykas. Aišku, aš dabar tą pasakiau, bet vargu ar kas nors iš pradedančių tą supras. Ir vis tiek greičiausiai darys taip, kaip jiems reikia daryti, taip, kaip jie nori daryti. Bet aš pasistengiu pasakyti kiek įmanoma daugiau šitą temą, ne? Va, tai tos, va, tokios temos dvi. Apibendrinant pabaigai, kad visa pradžia viskas sukasi aplink brokerinės kompanijas. Didelis informacijos kiekis išeina būtent iš brokerinių kompanijų. Brokerinėse kompanijose kol kas nerasta ir nelabai surasta profesionalių traderių. Ir man kai sako, kad tenais yra ten visokiausių ten tų tipų sąskaitos, kur ten gali, aš pasakysiu pradedantiesiems tokį dalyką, jeigu pas mane ateina žmogus, kuris dirba brokeriniai kompanijoje, ir jis sako, jis ateina pas mane į mokymus, jis ateina pats pas mane mokintis, ir aš sakau, tai kodėl, sakau, tu nesimokini, sakau, iš jūsų profesionalų, baigtų juokus, sako, tu durniuoji, sako, tu ką, tu išpratėjai. Sakau, tai kodėl tu pats neinvestuoji į tas sąskaitas, kurios investuoja jūsų profesionalai? Na, tu juokauji, sako, tu baigtų juokus, tu ką, tu paklydai, tu ką, sako. Tai vat įsivaizduoju, kad aš jums sakau tikrą realybę, mėlyje, aš jums sakau, kaip iš tikrųjų yra. Ir pas mane tokie žmonės ateina ir aš su jais kalbuosi ir mes ir bendraujam. Ir aš apie juos ir iš jų sužinau daug ko, sužinau, kaip ten viduj viskas vyksta tose kompanijose, brokerinėse kai kuriuose, ne. Žinau, kad jie čia vienas su kitu pjaunasi, čia ateina vienas iš vienos dergia vieną, kitas ateina iš kitos dergia kitą, trečias ateina iš kitos dergia, kitas važiuoja iš Londono iš kitos kompanijos, sako, čia pas jūs tas, tai čia toks, čia, jie visi geriausi yra. Su kuriuo be pasišnekėsi, jie yra visi geriausi, jie siūlo geriausius spredus, jie taip deklaruoja, kad pas juos yra mažas spredas. Patikėkit, kai išmoksti nepraras pinigų, tas spredas realiai būna nereikalingas. Sako, bet ne, jeigu žmogus daug sandorių daro, tai jam jisai vis tiek atsiliepia į piniginę. Tai va pasakysiu, jeigu tas žmogus daug daro sandorių, tai jisai yra paskutinis mulkis, nes jisai visą laiką pralošia pinigus. Jeigu jūs, sakau, nugirdtumėt nors vieną brokinės kompanijos vadovą ir paklaustumėt, kiek pas jų dirba skalperių, tai jis sakytų, baigtų juokas, pas mus tokių šių žmonių, tokių dalykų neegzistuoja. Va, tai apibendrinant, kad ta informacija pati pirminiai ateina iš brokerinių kompanijų, ir reikia padaryti tas išvadas, aš tikrai nesakau, kad tai yra blogis brokerinė kompanija. Aš jau paminėjau prieš tai, kad tai būtina ir tai yra gerai, kada brokerinė kompanija yra gera, sąžininga ir visa kita, taip toliau ir panašiai. Tai yra labai gerai. Ir tokių kompanijų tikrai yra. Taigi, bet kiek tai yra naudinga jums patiems kaip traderiams, kaip prekiautojams, tai aš noriu, kad jūs tą supratumėt, įsivertinkit šitą dalyką, ne? Informacijos kiekis ir jo nauda. Tai informacijos, matot, yra milžiniškas kiekis ir pagalvokit, kokia iš to nauda. Nes šitą informaciją naudojasi visi. Tai visi 90-95% žmonių. Ir lygiai toksai pat rodiklis iš tikrųjų žmonių prarandinėja, pastoviai prarandinėja savo pinigus. Tai jums spręst ir jums priimt sprendimus. Kodėl taip vyksta ir ar tai yra gerai, ar tai blogai. Mano nuomonė, tai yra blogai, ne? Kaip tą dalyką spręsti, reikia jau ieškoti kažkokių tai priežasčių, vienokių, kitokių, ne? Kažkaip pradėti galvoti kitaip, kažkaip pradėti kitaip mąstyti, sužinoti, kaip galbūt kažkas mąsto kitaip, kas iš tenais uždirba, arba dar kažkokiais tai priemonėm, ne? Kažkaip tai daryti kažką tai kitaip. Nes jeigu taip visi elgsimės ir elgsitės taip, kaip elgėmės, kaip elgėsi ta visa didžioji dauguma, tai ir turėsim tą patį, ką turi didžioji dauguma. Tai iš apklausų, iš visų kitų dalykų, iš patirties, iš praktikos matom, kad ta visa didžioji dauguma iš tikrųjų ir yra ta didžioji masė, ta didžioji pilkoji masė. Nepykit ant manęs visi, kurie norit ant manęs pykti, tiesiog aš tikrai nenoriu jums blogą, aš tiesiog sakau ir konstatuoju tam tikrus dalykus, kuriuos aš jau per tokį laikotarpį iš tikrųjų įsitikinau ir įsigilinau. Netikėkite tuo iš tikrųjų, ko nematote ir nesileiskite mulkinami, nes tapsite tikrai ties 95%. Niekada neskubėkite,
gerai pamastykite ir ieškokite kitų alternatyvų, ieškokite kitų būdų, kuriais būtų galima pasiekti tuos tikslus, kurie šiandien jūs domina, ne? Aš kalbu apie forex prekybą. Taigi šiam kartui tiek. Tikiuosi, kad tas video kažkam bus naudingas, kažką pasimokins, jeigu kažką įžeidžiau arba kažką pasakau ne taip, visų labai nuoširdžiai atsiprašau, nes tikrai nenoriu jokio pykčio, bet jis man kartais išsprūsta, nes aš tiesiog rūpinuosi ir stengiuosi kartais iš visų įmanomų, kad šitoj srity viskas būtų truputėlį geriau negu yra. Ačiū Jums visiems ir viso geriausio.